Pradėjau nuo 98 pabaigos. Kokios jūsų pasyvios pajamos per mėnesį? Kaip jie čia įdomiai gyvena, nes duodi tą patį ir vienas iššauna ir gerai padaro, o kitas jiem nieko nesigauna. Skambinčiau, dabar atakuosiu, visus bombarduosiu, kad tik tai gaučiau tų kontaktų. Ai, tai aš tau pinigus uždirbu. Tos pasyvios pajamos jos irgi neatsiranda per minutę ir va taip va. Ar tikrai prisėmėt atsakomybę už savo verslą? Tinklinis marketingas kaip keiksmažodis. Kodėl žmonės jo nemėgsta? Kas tai iš tiesų? Sekta, manipulacija, o gal galimybė? Daug nuomonių sklando ore. Vieni labai smerkia, o kiti palaiko. Tad šiandien verslo isterijose kalbėsime atvirai su Helina Gričiuviene, moterimi, kuri tinklinėme marketinge kuria savo verslą net nuo 98 metų. Nepabando, ne šiaip papildomai, o realiai save išlaiko ir iš to jau daug metų kuria verslą. Tad keliaukime į epizodą. Tai pradėkime nuo paprasto klausimo apie tinklinį marketingą. Kodėl pasirinkote Oriflame būtent kompaniją? Atsakysiu irgi taip įdomiai. Ne aš pasirinkau, mane pasirinko. O prieš kiek metų pradėjot? Pradėjau nuo 98 pabaigos. Tai gal kompanija... 99. Čia kai aš gimiau praėjus 4 metų. Tai kompanija... Jeigu tiksliai būtų, tai rugpjūčio 31. 98. Jo. Tai turbūt buvo Crazy. viena pirmųjų. Ne. Ne? Atėjau kaip tik tuo metu, kai jau kompanija buvo tokį padariusi, nes tai iš vis buvo pirmoji kompanija, kuri atėjo į Lietuvą kaip nepriklausomą Lietuvą po tos uždangos. Ir Tai po 91 turite. Taip, po tos, reiškia, su tarybinės uždangos, ar ne? Tai ir gavosi, kad atėjo kažkas tai naujo, netikėto ir kas gudresni, jie atėjo, jie padarė negerą darbą kompanijai, jie susikrovė turtus ir paskui ėmė šmeižti kompaniją. Tai aš atėjau ant to kritimo. Aha, ir kaip jūs pasirinko? Kaip mane pasirinko? Gyvenimas pasirinko, ne kompanija pasirinko, gyvenimas pasirinko, nes aš dirbau 2 aukšte, o 1 aukšte buvo ofisas, o aš labai mėgstu renginius ir mėgstu. Tai aš tada vieno renginio metu galvoju, ką jie čia daro? Nijolė Narmontaitė veda, kaip jie čia įdomiai gyvena, nes vis tik matydavo Oriflame. Reikia tai pažiūrėti. Ir tokiu būdu, kai aš atėjau, manęs paklausė, gal jums kažko reikia? Ir aš, ta prasme, kad kaip ir ne. Sako, bet gal kažkokią priemonę norėtumėt? Galvoju, ne, aš jau šitiek viską su gyvenime išbandžiusi ir man niekas netinka, jokios priemonės. Nuperku veidui, sutepu kulnams. Ir galvoju, kiek galima? Čia atsiprašau, tai 98. Taip, 98. Nors ir jau atrodo ir tokį, ir netinka niekas. Kiekvienas pavasaris odos dispanserį, oda lupasi kaip šviežia bulvė. Jūsų? Taip. Ir aš tada galvoju, kažką tai reikia daryti. Gerai galvoju. Sako, raktinis žodis buvo. Tai gal norėtume tada pabandyti ir mokėti pigiau. Ir aš tokia, galvoju, gerai, tada pabandysiu. Ir jeigu netiks, ne taip skausmingai bus. Tai va tokiu būdu. Okay. Noriu paklausti tokio galbūt nepatogaus, nors čia labai priklauso irgi nuo žmogaus turbūt klausimo. Kokios jūsų pasyvios pajamos per mėnesį, nes tai yra tinklinis marketingas, ar ne? Ir apie jį šiek tiek vėliau pakalbėsim apie tą visą struktūrą. Atskleisite mums? Pasakysiu tik tiek, kad tai yra 4-ženkliai skaičiai. Okay. 4-ženkliai skaičiai. Ir jeigu kalbėt apie pasyvias pajamas, tai gyvenime vyko taip, kad aš kai prisijungiau, tai aš iš pradžių kaip vartotojas. Ir aš kaip ir daugelis turbūt iš pradžių. Taip, ir aš tikrai kažkaip tai net paskaičiau, ten buvo brošiūros, ten buvo visokie tokie, aš paskaičiau, bet iš tiesų tai, supratau, kad čia ne man, aš taip nesugebėsiu, aš taip nemokėsiu, aš taip negaliu. Bet pažiūrėjau, kaip fainai žmonės gyvena, aš gal irgi norėčiau, taip gyventi, aš norėčiau laisvę, pusryčiai ten vienur, vakarienė kitur, pietus vėl, susitikimai vienu žodžiu, labai labai patiko, kada nors aš taip norėčiau gyventi. Ir tai palikau tą mintį. O po to gavosi taip, kad tiesiog kažkokia buvo gal akcija, aš iš karto tiesą pakviečiau sesę, iš karto sakau, žinai, čia fainai, galima pigiau, imk ir greitai, tai ar sesė ten spiriojosi, bet jinai prisijungė.
Ir paskui reikėjo ją ilgai kalbinti, kad jinai aktyviau įeitų, tai dabar mes kartu su ją dirbam. Ir iš tiesų tai situacija tokia, jinai palaipsniui, aš nesigilinau į tai. Taip pat tos finansus kalbate. Jo, ir aš vis nedirbau, ta prasme, kad eiti kaip į verslo galimybę. Renginiai labai sužavėjo. Renginiai, gaminiai, jo, pats tas toksai gyvenimo stilius ir iš pradžių tai pagalvojau, gerai, fainai, ir buvo iš vis kuriozas. Aš parsinešiau pirmą kartą katalogą ir, smalsu moterį, kas ten yra, ir aš pradėjau vartyti, pradėjau žiūrėti. Ir ateina kolegės ir sako, ką čia turi? Ai, sakau, katalogą pasiėmiau. Tai sako, duok pažiūrėti. Ir aš, ta prasme, tai pažiūrėt galit. Sako, klausyk, tai gali užsakyti tą ir tą. Ir aš tokia, ne, aš čia tik savo pasiėmiau, kokia užsakyti, aš tikrai čia nieko neužsakinėsiu. Ir sako, žiūrėk, tai koks tau skirtumas, užsakysi mum ir užsakysi savo. Ai, jo, o paskui pradėjau skaičiuoti. Jeigu nupirks tiek, reiškia, aš jau galėsiu savo kažką, jeigu dar padarys tiek, aš galėsiu savo. Tai va tokiu būdu aš padariau, paskui vadybininkai pasikvietė. Bet tai čia labai greitai, kaip suprantu, nuo prisijungimo asmeniniam vartojimui iki jau to tokio pirminių tų tokių užsakymų kitiems. Ne, tai užsakymai tai labai greitai. Jie tiesiog vėlgi pasirinko mane, ne aš nešiau, rodžiau kažkam, o tiesiog varčiau, atėjo ir va taip. O jau verslo galimybę aš pradėjau turbūt po kokių gal taip metų gerų 1,5. Ir iš tiesų, kaip ir sakai, tinklinis marketingas tikrai apipintas ir mitais ir tokia barikadų pusė, vieni arba labai džiaugiasi, o ta kita grupė labai, kaip sakant, smerkia. Kodėl žmonės tie, kurie nemėgsta, kodėl jie nemėgsta, vis tiek tikrai teko susidurti su tai žmonėmis ir jų pasakojimus. Taip, tai dažniausiai kaip, kai mums viskas sekasi, kai mums viskas gerai, mes mėgstam, mylim ir mums viskas fainai. Bet kai kažkas tai nesigauna, arba neteisingai kažkaip tai darome, arba padaro žmonės, tai kas vyksta? Tai natūralu, vat kaip ir sakiau pačioj pradžioj, buvo tokių, kurie ešalonais vežė, kol aš dar nebuvau prisijungus, ešalonais vežė į Rusiją produktus Oriflame, nežiūrėjo kaip, neteisingai, bele ką darė. Susikrovė pinigus. Ešalonas iš tokiais traukiniais, tiesiog, traukiniais vežė, jo, pilniausiai tokiais, ne tai, kad ten krepšiukas ar dar kažkas, nors prisimena tos ir tokie languotos, tos tokie, nežinau, kaip jie vadinasi, krepšiai. Dideli tie turi turginiai. Taip, tai čia ne tokiais net kiekiais buvo vežama ir vežama į Rusiją, aišku, paskui Rusija irgi atsidarė rinką, bet esmė tai tie žmonės, kurie pasidarė, jie gavo pirminį kapitalą kažkokiem tai kitiem reikalams savo verslam, bet darė šmeižimą. Tai sugadino reputaciją? Taip. Pačios kompanijos įvaizdį. Taip, nes vienas dalykas, kuriozų tokių, kad, pavyzdžiui, niekas nežino, niekas nesigilino, kaip teisingai naudoti, kaip teisingai daryti, tikslas buvo iškišti. Čia apie pačią produkciją. Apskritai, taip, apie produkciją, apie tai, kad kurti ten komandas, bet buvo vėlgi taip irgi, kad, ir tu, nes žmonės anksčiau, man to neteko patirti, bet žmonės anksčiau pačioj pradžioj, jie stovėdavo prie ofiso, išsirikiavę, eilėje laukdavo, kad jiem paduotų produktą. Tai, ta prasme, atsistoja gyvai Vilnių atvažiuoti, negali bet kur gauti, tu turėjai važiuoti į Vilnių, kad pasimti. Aš jau atėjau, kada aš jau galėjau vietoj pasimti. Aš atėjau po 3 metų, kai kompanija buvo įsikūrusi. O tai per visą šitą laikotarpį, nuo pat pradžių, ar ne, vis tiek jau greit bus 20 metų, taip? Daugiau negu 20. Jau greitai bus 30. O, 30. O, tikrai ilgai. Laikas sustojęs. Tai kokį gal didžiausią mitą ar apkalbą, būtent ar iš artimos aplinkos, ar nebūtinai iš artimos, esate girdėjus apie save kaip apie tinklinio marketingo atstovę? Mitą? Gal tokia kaip... Ar tokį gandą? Gandą kažkokį tai... Ar yra tokių, ar tekę susidurti, ar tik tai buvo tas toksai nepalaikymas ir toksai, kur tu eini, ką tu čia... Gal toks visą laiką žmonės būdavo iš tiesų, ypač tada, kai aš pradėjau ir aš iš karto pradėjau labai gilintis į sąmoningumą, į šiek tiek daugiau už tos materijos, žiūrėti kaip apie mąstymą, nes man labai buvo aiškus toks suvokimas. Ateina žmonės, duodi tą pačią informaciją, yra tie patys produktai, tos pačios galimybės, kažkas, vėlgi grįžtant prie to, kodėl taip kalba. Duodi tą patį ir vienas iššauna ir gerai padaro, o kitas jam nieko nesigauna. Ir tada aš pradėjau galvoti, kaip taip gali būti. Taigi viskas yra ant lėkštutės padėta, imk daryk ir kodėl nesigauna. Ir va šičia atsakymas, kodėl nesigauna, todėl, kad
kas čia yra, kas čia yra. Mhm. Ir aš dažnai sakydavau, jeigu pas tave čia minusas, tai ir čia bus minusas. O jeigu pliusai, tai reiškia ir čia pliusai. Tai vat, ir į tą pliusą aš ėjau ir pati, ir mokiau komandą, nes supratau, kad tol, kol mūsų mintis nepasikeičia mūsų žodžiai. O jeigu nepasikeičia mūsų žodžiai, nepasikeičia ir mūsų veiksmai. Tai vat, į šitą reikėjo nueiti. Aš dabar noriu dar prie to tinklinio marketingo struktūros. Mes čia kalbam taip aptakiai dar kol kas, bet truputėlį nusileiskime į gilį. Tai kas tas tinklinis marketingas? Galbūt, nes ir žiūrintis nebejoju, kad vieni susidūrė, kiti žino mitus, kiti žino neteisingai, kiti teisingai. Galų galėtų kompanijų N+K yra ten nuo Oriflame iki Avono, iki Envy. Ir aš esu... Ir dabar naujų be galo. Taip, ir be galo daug visokių tai naujų. Tai gal truputėlį pati galite pasakyti iš savo pusės, kaip jūs apibūdintumėt tą visą verslo struktūrą, iš ko ten tas verslas daromas ir gal mes dar truputėlį prieisim tada prie kitų atsakymų iš to pasakojimo. Šiaip tai dabar nepaslaptis, tada tai buvo naujovė, o dabar nepaslaptis, kad labai daug tinklinio marketingo elementų yra naudojama tradiciniuose versluose, kaip tie patys pakviesk kažką ir gausi ten nuolaidą, pakviesk 5 draugus ir tai vat principas yra tas, kad tai yra kuriama apyvarta ir gaunamos pajamos nuo apyvartos, įtraukiant ir dažniausiai tai yra per vartojimą arba per pardavimus. Ir tada gaunasi, kad jeigu einant, sakykime, normaliai, tai per vartojimą ar per pardavimus pasirenka, tai nepakanka, kad aš viena tą daryčiau, mano tikslas yra pakviesti keletą žmonių, juos išmokinti, paskui, kad jie tai dubliuotų ir atkartotų. Ir ten kažkaip po savim kabinat ir tą komandą tokiu būdu auginat. Ta prasme, kiekvienas atėjęs gauna tas pačias galimybės. Ir kiekvienas pagal tai, ką jisai pasiekė, jis gauna atitinkamą rezultatą. Jo. Ir čia labai dažnai būdavo tokių momentų, kada, reiškia, klausdavau, tai aš tau pinigus uždirbu. Taip. Aha, aš tau pinigus uždirbu. Tai reiškia, tai aš tau nedarysiu. Tai tada žmonėm irgi aiškindavau, tai jeigu tu nueini į parduotuvę ir perki duoną, perki dar kažką, tai irgi yra ta pati struktūra. Taip. Tada vėlgi piramidė buvo labai toks piramidė. Tada aš jiem vėl aiškinu, įsivaizduokim, ar gali 10 žmonių vadovauti vienam. Net tokios karikatūros būdavo, kad tarybiniais laikais ten 10 stovi, o vienas kasa duobę. Tai realiai, jeigu žiūrėt bet kokioje struktūroje, ar tai būtų karinė, ar tai būtų kažkokia mokykla, ar tai būtų bet kokia organizacija, visada viršuje stovi vienas žmogus. Bet gera žinia tinklinė marketingė, kad tas viršus visada esi tu. Ir aš dar esu irgi girdėjus tokį, kad tinklinis marketingas yra kaip sekta. Tai čia gal tas pats piramidės pavyzdys, bet gal labiau per tą prizmę, kad reikia prisitraukti žmonių, nežinau, ar reikia, patikslinkit, nes galbūt aš irgi tais mitais vadovaujuosi, bet kad reikia prisitraukti žmonių, kad išeitų iš to uždirbti pinigus, nes kaip ir pasakojot, kad stovi viršui ir kas yra po apačia, nuo jų pardavimų, taip pat ir tam, kas yra viršui, eina pasyvios pajamos. Taip. Tai ar tinklinis marketingas yra sekta? Ir koks jūsų požiūris iš to? Kas yra sekta, tai reiktų į tai pasigilinti, bet jeigu kalbėti, kodėl dažnai žmonės sako sekta, dabar tai jau nenustebina, nes nueikit bet ką, bet kokį tai, sakykime, renginį, kuriame yra, pavyzdžiui, asmenybės tobulinimo ir būna visokie tai šokiai, tai plojimai, tai skandavimai. Ir dabar tai yra norma, bet tai vėlgi tinklinio marketingo elementai. Kada sukurti komandinę dvasią, įtraukti, kad žmonės apsijungtų ir tą energijos lygį pakelti. Tai dabar atrodo visiems paprasta ir natūralu. Tuo metu atrodė, kad jeigu visi išeina ant scenos ir kažkas pradeda ploti ir visa salė atkarto, jau yra sekta. Tai čia va šitas. O daugiau tai, jeigu tai pažiūrėti sektą, tai aš manau pagrindinis dalykas, gal žmonės turėjo tą prieskonį, nes jeigu žiūrėti religinės sektos, tai yra tada, kada išvilioja pinigus, kada ten užstato namus, kada ten dar kažką. Tai dabar aš tą patį sakyčiau, sakykime, su lošimo aparatais, su visais, Jeigu su to pačiu cukrum lentynose, kurie va. Jeigu tu neturi sąmoningumo ir jeigu tavim labai lengva vedžioti, tai koks skirtumas, kur tu nueisi ir ką tu darysi. Bet jeigu tu turi sąmoningumą, jeigu mastai savo galvą, žiūri truputį toliau negu tavo nosis, tai tu visada atrasi, kad yra kažkas tai daugiau ir ar tikrai, galų gale dabar tai iš vis lengva atsiversk apibrėžimą, kas yra sekta, kokia yra ir pasitikrink. Dar norėjau paklausti,
šiaip jeigu atvirai, aš galvau, kad Oriflame tiesiog rinkoje net nebėra ir kai su jumis susipažinau ir pasakėt, kad jūs sėkmingai daugiau nei 25 metus dirbat Oriflame, aš tokia, jūs tikrai nesumaišėt pavadinimą savo kompanijos? Jūs man pasakykit, kodėl, ar aš čia nežinau, viena negirdžiu, ar aš tiesiog nematau, nes aš nesidomiu, ar tikrai dabar yra daug mažiau kalbama apie Oriflame ir vat, kodėl taip yra, ar čia tik mano akimis, ar iš tiesų turi visi tą savo tokius burbulus, nu vat kaip jūs, ar ne komandas, vieni kitus vat, tokiu būdu darot pardavimus ir ta tokia tylioji komunikacija vyksta, nes jos kažkaip nei socialiniuose tinkluose nelabai matau ir galvoju, gal algoritmai man tiesiog nemeta. Manau, kad į daugelį dalykų atsakėt. Ne, taip. Manau, kad į daugelį dalykų atsakėt. Bet dar ką galėčiau papildyti, tai iš tiesų Oriflame'as niekada nebuvo mokoma dirbti, kad būtų labai agresyvus ir tas partizaninis marketingas. Tikrai nebuvo to, visada buvo tas toksai nuosaikus, gražus ėjimas nuo žmogaus prie žmogaus, tiesiog pasakant. Ir dabar, ką aš matau, iš tikrųjų, kompanija labai stipriai daro šuolį tiek veido odos priežiūros gaminiuose, tiek mes 18 metų vasarą bus, kai turime maisto papildus. Ir per tiek metų pasauliniai rinkoje nėra jokių nusiskundimų, kad būtų kažkas, tai todėl, kažkas blogai. Tai todėl ir yra tas toks ramesnis ėjimas ir atrasti žmonės su pasitikėjimu. Ir aš žiūriu į švedišką tą stilių, jisai labai yra mum panašus, labai mes vis tiek turim to skandinaviško ir braižo ir tos genofondas, jisai mūsų yra toks panašus. Tai tie gaminiai mums labai tinka. Ir žmonės, kada dabar moteris ypač pabando veido odos priežiūros priemonės, nes kompanijos fokusas labai stipriai yra į veido odos priežiūrą, tai žmonės, kada pabando moteris, jos lieka nustebusios. Bet nustebusios gerąją prasme, kad vau, kokia kokybė, vau, kokie rezultatai. Ir kaina normali, ir rezultatai fantastiški. Bet kas yra, dar yra labai stipriai gajus tas tų šleifas. Anų metų ir gaunasi, kad moteris, netgi jeigu pradeda naudoti ir, pavyzdžiui, kažkam pasako savo aplinkoje, kad aš naudoju Oriflame. Heito gauna. Taip, ir jos sako, tai tu tą studentišką, reiškia, komplektaciją reikia studentišką tą. Todėl, kad aš dažnai, ir moterų klube sakydavau, mielos moteris, pavyzdžiui, duodu katalogą pasivartyti. Ir renkasi. Dar yra katalogai, ne? Yra katalogai, jo. Irgi daug kas įdomiai žiūri, bet pavyzdžiui, yra kas labai tiesiog, duok man katalogą, aš noriu nostalgiją. Taip, tai jau net mano nostalgija tiem katalogam. Mama turėdavo, tai aš sakau, gal ir man kažką išrinkti. Tai yra ta nostalgija, yra katalogai, bet yra kas visiškai jau nepriima, bet yra online katalogai. Tai ta prasme, online bazė visa pilnai. Ir reiškia, kada moteris jos, sakykime, pabando, jos atranda, kad vau, kaip gerai, bet kada aš atnešiau į moterų klubą, verslių moterų klubą katalogą ir jos verčia ir, pavyzdžiui, jos kažką užsako, tai, sakykime, atsargiai, paskui jos atranda viskas ok, bet didžioji dalis, ką aš matau, jos užsisako lūpų dažai, pieštukas, tušas, toks saugius produktus. Ne visai taip. Ir aš tada vieną kartą aš ir sakau, mielosios, jūs užaugote, bet jūsų asociacija, kai jūs buvot studentės, jūs sau leido tik tiek ir jums reikėjo tik tiek, išliko. Tai kompanija irgi užaugo. Kompanija irgi labai stipriai užaugo ir ji tada, kas buvo, vienai buvo, ir aš pati prisimenu, kai reikėjo dirbti, nes buvo tas šleifas, kadangi neteisingai produktai duodami bile kaip, bile ką, ir žmonės tikrai turėjo ne visai gerų tų rezultatų. Tai aš nusprendžiau, kai atėjau, nes man padėjo veido odą susitvarkyti. Ir kai aš ateidavau į pristatymus, į kažkokius susitikimus, būdavo taip, kad sako, oi, aš to nenaudoju ir aš pažiūrėsiu, kaip jūsų oda bus po 20 metų. Tai dabar niekas neišdrįsta pasakyti, kaip bus jūsų odai po 20 metų. Sako, bet tu turbūt pati tai nenaudojo Oriflame. Tik verslu užsiema. Jo, tai aš tikrai esu 100% vartotojas,
nes nepasitikiu kitom Aš kompanijom. manau, kad net ir verslą turbūt sunku būtų sukurti, jeigu tu pardavinėtum, bet to nenaudotum dalyko. Netikėtum to ir produkto. netikėtum to. Tai to čia va produktų, viena iš priežasčių tinklinio marketingo sėkmės, tai yra, kad pažinti savo produktą ir atrasti, nes vėlgi gaminių yra daug, atrasti tuos gaminius, kurie veža ir ant jo įti. Tai aš kai ateidavau, aš tada taip dirbdavau, kad moteris sėdi ir aš galvoju, kaip jom išaiškinti, nes žodžiai neveikia, tik kai pabandom. Ir aš pradėdavau daryti taip, kad per pusę veido, vienoks pakių kremas čia, kitoks čia, vienoks tas. Ir tada klausau, ką jauti? Ką jauti? Kaip tu jauti šitą pakį, kaip tu jauti šitą, kaip tu jauti šitą, kaip tu jauti šitą. Nuplojom su vienu, nuplojom su kitu. Ta prasme, dariau tokį titanišką darbą. Bet iš karto noriu pertraukti. Jūs nemanot, kad labai daug magijos tame produktų vis tiek daug kompanijų turi gerų pakankamai produktų ir čia kiekvienas atsirenka turbūt klientas tą savo, ar ne? Bet ar nematot va tos magijos tame, kad jūs užsiemat su to moterim, kad jūs joms skiriat dėmesį ir man, va, ką jūs pasakot, va ten padažai, o kaip tu jautiesi? Aš manau, kad galbūt va, tą dalį žmonių žavi būtent tai, kad tai yra tas, kas nemėgsta, kai juos kalbina ir ten, žinai, va, aš tai esu tokių labai daug prisiklausius, kad mane kalbina, įkyri, siūlo, aš pati artimo aplinko irgi turiu to tinklinio marketingo žmonių, tai iš tiesų tikrai tas nuolatinis pušinimas pirkta, jisai tikrai neprideda žavesio. Aš ir pati Merikai kažkada buvau kompanijoje ir kai nuvažiavau vieną, čia dabar įsiterpsiu, bet noriu labai pasidalinti, kai nuvažiavau vieną jų renginį, ir po to man tą sandėliuką kažkaip reikėjo nusipirkti, prisipildyti, ten kažkas ten buvo, kad turi produktų nusipirkti iš tam tikrą sumą, nes, toksai dalykas, kad tu turi pradėti jau kaip verslą. Ir aš taip, kartu mano vyras beje važiavo, nes jis sako, jeigu tu jau darysi verslą, aš noriu žinoti irgi būti tame, nes aš ten, žinai, 20 kelių metų jauna, dar studentė, žinai, nes aš sakau, man reikės, kad tu investuotum. Ne taip viskas paprasta. Moterų koks 100, jisai vienas bičiukas sėdi ten irgi šalia su manim ir klauso. Ir ten, žinai, ta jau ta vedlė, ten, kaip vadinasi, lyderė, ar ne, Lietuvos, ir jinai ten dalinasi fainai, žinai, ten apie visas patirtis, aš dabar tai neatsimenu, ką jinai kalbėjo. Tik aš visada stebėjau savo vyrą, kaip jisai ar šypsosi, ar jisai toksai, nes žinau, kad nuo to priklausys, ar ten kažkaip investuosim, ar neinvestuosim. Ir paskui po to renginio važiavom namo, jisai tylėjo ir jisai paskui leido man suprasti, aš paskui jo aišku, kad paklausiau, sako, gal neinvestuokim dar jėvai tą sandėliuką, dar gal biškai pabrandink tas idėjas, žinai. Ir manau, net ne dėl to, kad ar ten buvo produktas blogas ar kažkas, bet iš principo aš dar net nebuvau pasiruošus pati kažkiam verslumui ir taip galbūt pati turėjau tų patirčių, kad tu bėgi, nenori ten tų žmonių kažkaip taip niekada nemėgau per prievartą, o nemokėjau, man neišėjo taip, nes aš to produkto turbūt nepažinau taip ir va, kaip jūs sakot, jūs tam tikrus produktus turėjot, buvot labai pamilus juos ir tada, kai tu tikrai myli, tau nesunku yra šiaip parduoti, dėl to, kad sakai, va, bet aš tą tepu, man kaip kaifas čia, žinai, ten to įkyrumo nėra. Aš to neturėjau, žinai, ir tada supranti, kad, va, vis tiek yra ne vietai, ne laiku, dar ne, žinai. Tai va, galbūt klausimas iš to ir išplauktų šiaip apie įkvėpimą ir apie tą įkvėpimą ir apie tą jau, kaip pasakyti, brutalų tokį brukimą, kur tos ribos yra, nes dažnai nueina turbūt dalis va, tų verslo žmonių į tą tokį per prievartą. Turiu omeny, kurie prisijungia prie to tinklinio marketingo. Taip, jo, kaip verslo kuriantis ir jie ten tik vieni patys savo ir jie viską daro, skambinčiau, dabar atakuosiu, visus bombarduosiu, kad tik tai gaučiau tų kontaktų, kad juos pakvieščiau ten privačius pokalbius. Ir iš tikrųjų daug atmetimo reakcijų būna, tai vad kur ta riba, žinai, iš jūsų perspektyvos, daug metų esate tinkliniame marketinge. Jeigu vienu žodžiu atsakyti, tai riba galvoje. Arba jos nėra. To žmogaus, kuris kuria tą verslą, ar ne? Arba yra jinai, arba jos nėra. Bet jeigu žiūrėti, aš labai mėgstu analizės pasidaryti, ne skaičiuose, bet analizės pasidaryti gyvenime ir pasižiūrėti, kaip viskas vyksta ir ieškoti paralelių. Tai jeigu žiūrėti į bet kokį verslą, tai lygiai taip pat. Žmogus, kada pradeda savo verslą, gera žinia, kaip čia sakot, reikia sandėliuką. Pas mus tai nieko nereikia. Ir tu gali be pradinio iš viso. Bet kaip skiriasi, reiškia, viena tinklinio marketingo kompanija turi vienas ar ne, o mes tai suabsoliutinam, kad viso šiame etape. Visiškai nuo nulio ir dabar tai iš vis mes turim tokį pasiūlymą, tai jisai rinkoje nėra analogų, nes yra dabar tokia galimybė, kad, pavyzdžiui, kiekvienas, sakykime, ateina klientas, kaip klientas į bet kokį verslą. Ir čia vedu paralelę su tiesiog verslu.
Ir ateina klientas ir, pavyzdžiui, sako, pakviesk savo draugą ir jisai, jeigu nusipirks, tau kažkiek tai procentų grįž. Tai pas mus dabar yra taip, kad tu pakviesk kaip klientas, tu tiesiog pasidalink mėgiamais produktais, ar internetu, ar gyvai, duok nuorodą, žmogus prisijungs, įsigys. Bet kokia nauda tau? Tradiciniam versle matom ir telekomunikacijose, ir kitur, ir bankuose pakviesk, tau tada suma kažkokia bus. Taip. O pas mus yra, ir tai būna tik vieną kartą, pas mus yra kiekvieną kartą, kai tavo pakviestas žmogus apsipirks, nepriklausomai kiek jis padarys. Už eurą, už 100, už 1000, kaip jam išeis, kiekvieną kartą 10% tau grįž į tavo virtualią piniginę ir ją panaudosi savo apsipirkimui. Ne tai, kad nuolaidą gausi, bet pinigais. Taip. Tai yra iš tikrųjų labai labai geras ir tai yra modernu ir aš tikrai esu pastebėjęs, mes labai daug kur einame į priekį ir neiškomunikuojam pakankamai stipriai ir taip gaunasi, kad paskui kitos, copy-paste laikai dabar yra. Ir kad kitos kompanijos labai greitai tik, o jie labai gerai iškomunikuoja, jie labai gerai padaro ir tada gaunasi jo. Tai iš tikrųjų, kaip ir sakiau, ta riba yra kiekvieno žmogaus galvoje, kaip jis nusprendžia veikti, nes jeigu žiūrėt paralelę su bet kokiu tradiciniu verslu, kažkas eina ir užbombarduoja, ir spamina, ir viską daro, nes jam reikia greitai ir jisai įtraukia, jis manipuliuoja, jis viską daro. Ir nesvarbu jaunas, vyresnis, čia nėra turbūt amžius. Visiškai nesvarbu, bet kitas ateina ir jisai etiškai dirba, jisai dirba su suvokimu pasaulio, kaip pasaulio kaip 21 metų jaunuolis tikėtina, kad jis patirties dar mažai turi. Tai dabar gal ir įvairiaus amžiaus jungiasi. Yra koks vidurkis, pavyzdžiui, verslo žmonių jūsų srityje? Vėlgi, yra galimybė tiesiog jungtis kaip klientų ir pasibandyti, pasižiūrėti, ar aš mokėsiu pakviesti ir, reiškia, tik tai per nuolaidas ateiti, bet kita, aišku, kategorija yra, kuris gali ir tada iš to kliento transformuotis, kas dažniausiai ir, sakykime, būdavo, kaip verslo partneris ir jau tada orientacija yra, kad aš kuriu komandą, struktūrą ir ją jau ne vien tik tai, kad sukuriu, bet ją reikia ir apmokyti, ir ją vesti. Ir labai daug dedamųjų. Čia yra verslas. Visiškai verslas. Ir tos pasyvios pajamos jos irgi neatsiranda per minutę ir Ir žmonės galvoja, kad jeigu aš čia taip staigiai aš čia sukursiu, nieko taip nebus. Vėlgi iš patirties turiu, kai mano aplinkoje tą žinau būtent tai, kad daro metai iš metų, bet nesidžiaugia rezultatais. Tai reiškia, ne visiems tinklinio marketingo verslas. Tai kaip ir ne visiems verslas, turbūt, žinai, apskritai. O kiek žmonių eina į darbą ir laimingi yra, ne? Bet čia eina dėl to, kad atbūsiu, gausiu atlyginimą. Ir tada jie taip, bet vis tiek žinau, kad mėnesio gale gausiu atlyginimą. O tinklinė marketingai ir ypač jeigu tie, kurie ateina taip agresyviai, jie varo, jie visus užknisa. Ir tada kas gaunasi, jie sako, nesąmonė, šitas verslas neveikia. Tai aš ir norėčiau gal taip apibendrinti, nes keletą tų įžvalgų girdėjau dėl tos tokios, gal čia per skambus pavadinimas, bet tokios tinklinio marketingo reputacinės krizės, gal pavadinimas aštrus, bet šiek tiek mano nuomonė išgyvena, bus įdomu ir jūsų įžvalgas išgirsti. Ar šiuo metu tinklinis marketingas kaip verslo rūšis išgyvena tą reputacinę krizę ir tada taip apibendrinant, kaip manot, kodėl. Tai Oriflame suprantu, kad ir dėl to šleifo iš seniau, dėl negaliu sakyti nevykusių verslo partnerių, bet galbūt nereprezentuojančių tinkamai verslo partnerių, gal dar kažkokių kitų minčių būtų iš jūsų šitą vietą. Apskritai, tinklinis marketingas dabar išgyvena pakilimą. Priešingai, Miglė. Vis tik ne. Taip, o tu naudojas kažkokį tinklinį marketingą? Tai dėl to išgyvena pakilimą ir todėl, kad visos tos, sakykime, vertybės, kurias gali žmogus labai, labai etiškai išskleisti, tinklinis marketingas suteikia galimybės. Ir jeigu žiūrėt dabar, jeigu, sakykime, anksčiau, yra ir dabar, aš negaliu sakyti, bet mano aplinkoje jau atsiranda taip, kad aš pati bendradarbiauju, draugauju su kitų tinklinio marketingų kompanijų atstovais, lyderiais ir man tai yra smagu padėti jiems, nes aš dabar jau per tiek metų ieškojau instrumento, kaip veikia šitas pasaulis ir supratau, kad negali gauti kitko, ko pats neatidavėjai. Ką palinkėtume tiems, kurie šiandien ir žiūri arba nusivylę tinklinį marketingą, sako, čia dar viena eilinė istorija, atėjo apie Oriflame pasigirti, kad matai, čia 25 metus dirba ir čia 4-0 turi prie savo sumos. Tai ką pasakytumėt tiems skeptikams? Nuo širdį, jūs iš širdies, aš matau, veikiat, tai
ką jiems pasakytumėt, ką jiems palinkėtumėt ir galbūt kokią žinutę norėtumėt pasiūsti tokiems žmonėms, skeptikams gal apie tinklinį marketingą iš esmės? Iš tiesų, nuoširdžiai, jeigu pasakyti, tai aš labai norėčiau palinkėti žmonėm įsigilinti, nelaukti rezultato, kad sniks rezultatu, nors gali būti ir taip, vėlgi čia, kaip aš sakau, gilinosi į deimantinę išmintį, tai yra karminės mūsų sėklos, ką mes per gyvenimą sukaupiam, ir čia atsakymas yra, kodėl vieniems pasiseka, nors atrodo daro tą patį, arba iš vis mažai daro, o pas jį eina paskui jį žmonės, seka juo tiki. Tai linkėčiau surasti tinkamą savo žmogų, kaip vedlį, kaip pavyzdį, kuris imponuoja, kuris tikrai tas širdies balsas yra, įsigilinti ir pasižiūrėti, netgi jeigu buvote tinklinė marketingė, ar tikrai prisėmėt atsakomybę už savo verslą. Čia kaip verslo kūrėjas turėt minti. Taip. Ar tikrai prisėmėt atsakomybę už savo verslą, ar tikrai padarėt viską, ką galėjot geriausiai, jeigu ne, verta pabandyti iš naujo, vardant tos galimybės, nes dabar tikrai yra situacija ir jinai eina link to, kad žmonėm reikės pinigų ir vis jų reikės daugiau, ir čia galima suderinti. Dirbk tu samdomam darbe, to, kurio nemėgsti, jeigu taip nori. Bet ieškok širdies dainos, kur tu gali save realizuoti. Ir man yra įdomu tai, kad pavyzdžiui gali būti moteris, kuri aprūpinta finansiškai yra viskuo. Ja, tarkim, vyras aprūpina, jinai galbūt pati sukūrė ir pavargo nuo tradicinio verslo, bet jinai turi tą lyderystės gebėjimą, jinai turi galbūt organizacinius sugebėjimus ir jinai nori vesti, nori edukuoti, nori mokyti, nori skleisti žinią. Tai tada ieškoti tinklinio marketingo kompanijos ir ateiti pas tos žmonės, kurie padės jum būti, skleistis ir pasiekti norimus rezultatus. Nebūtinai apie finansus, nes ne viskas finansuose yra, bet pasiekti tos rezultatus, kurie iš tikrųjų, džiugins širdį kiekvieną dieną. Ir augins asmenybę. Be čia keitimo niekas neįvyksta, tikrai niekas neįvyksta. Norim pokyčio, kaip ir sako, yra apibrėžimas beprotybės. Jeigu tu visą laiką daraisi tą patį ir tikiesi kito rezultato, tai yra beprotybė. Tai pabandyti pažiūrėti, ką galiu padaryti kitaip, kad iš tikrųjų iššautų ir aš pamatyčiau tas galimybės, kurios yra tinklinė marketinge. Tai labai to linkiu. Ačiū labai jums. Ačiū labai, kad atvykot, kad papasakot apie tinklinį marketingą, kad visus mitus. Iš mūsų partnerių BeSwift sakom, kad tiems, kurie nebijo klysti, aš manau, kad jūs tą dieną 98 ar nebijojot klysti, nepabijojot.